Taigi, žinome, tradicinis klausimas po sezono, kaip vertinate pasibaigusi krepšinio sezoną? Manau, jis buvo puikus. Be abejo, galbūt kažkam gali pasirodyti, kad mes užleidome savo bronzinę vietą, tai trečią vietą ir neiškovojame medalių šiais metais. Tačiau vėlgi, jeigu grįžtant į praeitį, puikiai suprantame, kad praeitais metais mes antiek viršėjom savo galimybės, kad čia nėra ką ir kalbėti, ne kartais, gal 10 kartų. Todėl šiais metais tas sąlyginis buvo dalykas vėl pakartoti trečią vietą. Be abejo, mes tokius tikslus kėlėmėms. Kaip komanda, tiek nuo vyr trenerio, tiek nuo klubo buvo tie patys norai, kad pabandyti tai pakartoti. Todėl, bet vienaip ar kitaip, patekimas į elitinį ketvirtą, taip vadina jau ir krepšininkai, ir treneriai, tai yra kiekvieno klubo svajonė. Manau, mes ją įvykdėme ir buvome to verti. Ar ketvirta vieta maksimumas, kurį buvo galima pasiekti? Na, žinote, prieš Lietuvos Rytą kovojame, ne prieš, nenoriu tęsti galbūt, suvokiant, koks buvo grėsmingas mūsų varžovas dėl bronzinėje serijoje, tai realiai dabar nurimus emocijomis galim sakyti, kad galbūt įkasti mes jiems galėjome kokiose vienose rungtynėse, taip realiai kalbant. Nes vis dėlto tam, kad nugalėti Lietuvos Rytą serijoje, turi turėti raumenų, turi turėti pajėgų. Mesgi buvome nukraujavę ir gan stipriai netekome savo pagrindinę žaidėją, o visi puikiai suprantate, kad vyr treneriai ir bet kas kaip atidžiai renkasi į žaidėjus, taigi netekome vieno pagrindinio žmogaus. Juolab Edgaras Stanionis, tai sakykime, tai buvo absoliučiai epizodiškai žaidžiantis žmogus, atėjo tik dėl to, kad mums reikėjo treniruočių procese, pagalbos, taigi žaidėme vėlgi 8, kaip praktiškai visą sezoną. Todėl vertinant, ar mes galėjome įveikti Lietuvos Rytą, manau, šiai dienai ne. Šiai dienai mes nebuvom verti. Be abejo, vienos rungtynės, jeigu būtume nugalėję pirmose ir antrose, tai būtų daug ką pakeitę. Tačiau, sėkmė buvo ne mūsų pusė. Ir 7 metus Juventus 4 kartus pateko tarp geriausių 4 LKL komandų. Ką tai sako apie Utenos krepšinį? Tai sako, kad galbūt taip daugiau apie klubą Juventus, kad tai dirbanti komanda. Tai nemėtanti pinigų veltui, o maksimaliai juos išnaudojanti. Tai siekianti maksimalių rezultatų ir turinti aukščiausias ambicijas klubas. Tai turbūt tiek. Juventus debiutavo ir FIBA Europos taurės turnyre, kaip vertinate šį debiutą? Nieks nesitikėjo, netgi klubo valdybos buvo iškeltas tikslas, sakykime, garbingai sukovoti. Tas toks žodis, toks neapibrėžtas buvo. Visi puikiai suprantat, ką tai sako. Net pats meras miesto sako, vyrai, kad ten mūsų kaip nors nemindytų, būtų gerai. O mes, manau, kad debiutinėme sezone absoliučiai viršėjom lūkesčius. Galų gale pamatėm, kad netoks tas žvėris ir baisus. Iškopėm iš pirmo etapo, vėliaugi sekė išėjimas iš antro etapo ir tik tai atkrintamosiose mes po įnirtingos kovos nusileidome tokiam klubui kaip Zagrebo Ciblona. Taigi, manau, tai puikus buvo mums kaip klubui debiutas ir patirtis. Praėjusią vasarą buvo daug renkamasi, daug sprendžiama, kurią organizaciją pasirinkti ULEB ar FIBA. Galiausiai buvo priimtas sprendimas žaisti FIBA turnyre. Ar jis buvo teisingas dabar jau praėjus metams laiko? Absoliučiai taip. Todėl, kad manau dabar po sezono, jeigu būtumėm dalyvavę ULEB turnyre, turėtumėme kokią biudžetą savo skylę mažiausiai apie 150 000 eurų. Tai beprotiškai brangus ir prabangus turnyras ULEB.
Mes šitą žinojome, būtent dėl to nelipome per save, žinojome savo galimybės, todėl pasirinkome FIBA turnyrą. Ir manau, kad pasielgėm būtent labai teisingai ir tikimėms, kad ir ateityje, galbūt jeigu būtų tokie pasirinkimai be abejo, mūsų komandai yra svarbus finansai. Mes nenorime likti skolingi niekam po sezono, todėl mes tai labai branginame, kad esam moki, tvarkinga komanda. Iš kalbų galima suprasti, kad klubas ir toliau planuoja žaisti Europos turnyre. Galima sakyti taip, be abejo, laukiame atsakymų iš Europos krepšinio padangės. Bet taip, galvojame ir žinome, kad tas dalyvavimas būtent duoda komandai daugiau nei turnyrė nedalyvavimas. Tai būtent manau, kad ir mūsų ketvirtas buvo pasiektas vien todėl, kad mes dalyvavome FIBOS turnyre ir įgijome didžiulę patirtį ir aplenkėme galbūt net tas komandas, kurios nedalyvavo. Aišku, Šiauliai dalyvavo su Pasvaliu, bet pavyko vienaip ar kitaip ir juos įveikti. Ekipa šį sezoną įvykdė visus prieš sezoną iškeltus tikslus, turbūt Antanas Sireikos darbų klubas taip pat yra patenkintas. Antanus Sireika abejoti galėjo prieš sezoną daugelis žmonių, patarėjų, specialistų. Labai džiaugiuosi už Antaną Sireiką, kad treneriui, taip sakykime, pavyko grįžti į tą Lietuvos padangę ir manau, labai puikiai pavyko grįžti. Gal be abejo įvykdė absoliučiai visus klubo tikslus, sakykime, Lietuvos krepšinio lygoje, jeigu priminsiu, buvo minimum 5 vieta, FIBA turnyrė jau pasikartosiu, buvo tik tai, sakykime, sužaisti garbingai, viršyti lūkesčiai. Aš galbūt Antaną Sireiką taip, sakykime, kaip trenerį pavadinčiau tokį kaip net neįtikėtiną, kada šalia petys į petį teko daug prakaito išlieti, tai jis toks tarsi Salvadoras Dali šiuolaikinėme pasaulyje, nes tokios drąsos ir tokių sprendimų priėmimų, tokių drąsių, kartais avantiūriškų netgi šio meto žmogui, galima pasakyti, dar nesu regėjęs ir man tai patiko labai, galų gale pats įgavau daug įdomios patirties. Tai ačiū labai treneriui Antanui Sireikai už šitą sezoną. Kokia galimybė išlaikyti šio sezono Juventus komandos lyderius, tame tarpe galbūt ir treneriai? Manau, kad tai yra vėlgi beprotiškai sudėtinga, kada komanda viršyje savo lūkesčius arba taip galimybės, vėlgi viršyje kokius 2 kartus. Tai būtent natūralu, kad žaidėjai ir tame tarpe treneris pas juos atsiranda tie tokie didesni lūkesčiai. Tai natūralu ir normalu. Todėl pabrangusius kartais 2 kartus ar 3 kartus žaidėjus yra nerealu ir neįmanoma išlaikyti. Lygiai taip pat atsitiko praeitais metais, kada liko 2-3 žaidėjai iš praeito sudėties. Bet nemanau, kad tai problema. Mes įrodėme, kad besikeičiant aibei žaidėjų ir trenerių, klubas ir komanda gali išlikti lygiai taip pat aukštumoje ir konkurencingai. Pasibaigus sezonui dažniausiai žaidėjų rinkoje būna šioks toks sąstingis, kada Juventus planuoja kibti į darbus ir pradėti komplektaciją naujam sezonui? Kaip sako, sezonas baigėsi, tai gyvuoja naujas sezonas, tai mes šitos darbus arba tas mintis jau pradėjome po naujų metų ir tas tokias įžvalgas, modeliavimas sudėties, tai tas jau vyksta. Galbūt neinama prie konkretesnių, sakykime, veiksmų, bet dėliojami įvairūs modeliai. Be jokios abejonės, manau, kad tai yra dienų klausimas, kada pradėsime, sakykime, šiaip konkrečiai kalbėtis su žaidėjais ir matyti jų lūkesčius, ar yra galimybė mums juos matyti kitame sezone ar ne.